13 skyrius. Pokalbis su I. Mes toliau skaitome pasaką Beatos išvykimas ir paskutiniai I bei Francisko atsisveikinimo žodžiai. Įėjęs į kambarį, Liovuška atsidūrė poeto sparnais. Ji paliepė povą atvesti pas jį ir Liovuška pajuto tarsi širdį dilgtelėjusių sąžinės graužimą. Jis buvo visai pamiršęs savo brangų paukštį, ne tik nepagalvojęs apie jo reikmes, bet net pamiršęs, ką nors paprašyti juo pasirūpinti. Apkabinęs Etą, Liovuška priėjo prie jį. Mano brangusis mokytojau, mano gailestingas draugė, liežuvis neapsiverčia pripažinti jums savo egoizmo. Aš ne tik pamiršau Etą, kurio nepamiršote jūs, bet ir pas jūs grįždamas turėjau norą toliau skaityti brangią knygą, greičiau pasiekti skaitomo teksto išmintį. Nerandu žodžių, bet panašu, kad aš buvau net nepatenkintas Jasos kvietimu. Ar įgausiu kada nors jėgų pusiausvyrą, kuri suteiktų man visišką savitvardą. Visiška savitvarda, Liovuška, tai ne kas kita kaip organizmo darbingumas visomis gyvenimo aplinkybėmis. Apkabinęs karštai prie jo prigludusi Liovuška atsakė ji. Kiekviena žmogaus liga turi aukščiausią prasme, kurios žmonės nemato. Kiekviena liga yra žmogaus viso jo organizmo išsilaisvinimas iš aistrų šiukšlių susikaupusių per mintis ir veiksmus. Net mirtis, kiekviena mirtis, mirtis kančiose, mirtis be kančių, mirtis baimėje, mirtis laiminant, mirtis mūšio lauke, kovoje su priešu, viskas tai yra tas vienatinis, į kurį susmigo žmogaus aistrų adatos ir kurį jis valo per kiekvieną žemišką gyvenimą ypatingu ir nepakartojamu keliu. Sėskite, draugai, pavalgysime. Pasninko diena primins jums apetitą. Kai aš ėjau čia, daktarė, buvau taip paveiktas skaitytos knygos, kad visiškai pamiršau esąs iš kūno ir kraujo, kad pasaulyje egzistuoja maistas ir poreikis valgyti. Galvoje kirbėjo tūkstančiai klausimų, kuriuos norėjau jums užduoti. Dabar ne tik prisiminiau, kad pasaulyje yra maistas, bet taip pat gerai žinau, kad noriu valgyti. O visą milijoną savo klausimų dėja pamiršau, pasakė Bronskis sumišęs žiūrėdamas į I. Neliūdėkite, mano draugė, nusijuokė I, žvelgdamas į vaikiškai sumišusi aktoriaus veidą. Valgykite, aš manau, kad ir Liovuška neprasčiau už jūs prisiminė žemės gėrybės. Kol jūs abu malšinsite apetitą, aš papasakosiu, kaip mes ruošiamės kelioniai. Pirmiausia, Zychedas atvedė ištisą karavaną kupranugarių ir patikino, kad tarp keliaujančių bus daug nepatyrusių jojikų, kurie greitai pavargs patys ir išvargins gyvulius, tad juos teks dažnai keisti. Be to, vietoje vienos dienos kelio iki pirmosios dykumų oazės, karavanui teks eiti ne mažiau kaip 2, nes moteris, kurias imame kartu su savimi, neturės jėgų tiek ilgai keliauti be sustojimo, kaip tvirtina Zychedas, prieštaraudamas skubančiai Natalijai, besiginčijančiai, kad diena dykumoje smulkmena ir kiekvienas sveikai mąstantis susitvarkys su šiuo nesudėtingu uždaviniu. Iš tikrųjų, kaip jūs žinote, mus čia sulaiko profesorius. Po kelių dienų, kai jūs perskaitysite knygą, mes eisime jo žadinti. Jis miega dabar sveiku stipriu miegu, atsimiega už visą savo ankstesnį gyvenimą, jau pradeda pailsėti nuo visų nepriteklių ir net jaunėja. Į visą laiką palaikė savo mokinių mintis apie juos supantį gyvenimą, leisdamas pailsėti nuo įtampų ir išgyvenimų patirtų alikambaryje. Baigė vakarienę, jie išėjo į balkoną, ten jį pasodino juos ir tarė. Šiandien jūs abu akivaizdžiai pamatėte, kaip atrodo žmogaus mintis, nedarančios su kitomis jo kūrybinėmis, visavertėmis ir veikliomis mintimis. Kodėl iki šios dienos ne vienas nejautėte, nematėte ir net neįtarėte, kad ant jūsų rūbų gali atsispindėti jūsų menkavertės, niekingos ar net purvinos mintis. Todėl, kad šiandien pasiekėte tą pakopą, kurioje jūsų vidinė šviesa jau tapo jūsų atmosfera. O su ja nederančios ir neramios šios atmosferos šviesą trikdančios mintis tik kerta ją kaip žaibai, atspindintis staigius aistrų proveržius. Aistrų proveržiai raižo jau stabilę kaip vientisa masė, į vientisą žiedą sukibusią švytinčią meilės, ramybės, džiaugsmo ir bebaimiškumo materiją.
Kai jūs savo atmosferoje pasieksite nepajudinamai tvirtas takto, tyrumo ir šviesos jėgas, nė viena mintis jau nepaliks tamsių pėdsakų ant jūsų baltų rūbų. Nė vienas nuodingo prakaito lašas negalės išsiskirti iš jūsų kūno, nes jo nebus jūsų mintyse. Kas tai yra vidinis žmogus? Tik viena dalelė, išreikšta tam tikra forma ir laipsniu. Jeigu žmogaus mintis ištisas gyvačių kamuolys, kur aistros verda ir nepakyla aukščiau žemės, tai pastebėti kokią nors dėmę šiame siaubingai baisiame kamuolyje, kuris vadina save žmogumi, aišku galima, bet tik tada, kai jis kraujuoja ir raudona kraujo spalva išsiskiria iš bendros masės tarp kitų aštrių, dygių, godžių minčių. Jeigu žmogaus atmosfera, kurią jis pats savyje ir aplink save sukūrė, kupina minčių apie save, apie šeimą, praturtėjimą dėl jų, atsargas tik dėl savo pačių pilvų, išvarpyta pavydo sėkmingesniam artimo likimui, jo sėkmė ir geroviai, toks minčių kamuolys negali pasiekti mokytojo, nors ir trokštų to, šauktų jį vardu ir ieškotų kelių greitesnių išsilaisvinimą. Jeigu žmogus pasiekė tą pakopą, kurioje rado mokytojo žodį nuoširdžiai jam duotą, tai nereiškia, kad jis gavo susitikimo su mokytoju garantiją. Savo elgesio kelyje teisingumo garantija. Kelias tai nenutrūkstantis judėjimas, kur negalima nė akimirką stabtelėti. Kai tik į kelią, tai yra į paties žmogaus veiksmus pateko pyktis ar suirzimas, taip visas kelias ir sustojo. Nustojo skambėti jo harmonija ir iš naujo reikia ieškoti, kaip įsijungti į visatos simfoniją. Savo kūrybą nuskubėjusią pirmin, kol žmogus stovėjo vietoje. Niekas neturi galimybės kilti visatos pakopomis, jeigu jis nemalonus sutiktiesiems, jeigu piktai aprėkė, nepatenkintas skaito moralus ir nepadeda sutiktam žmogui nurimti, tik sukelia jo protestą ir norą įžeidinėti. Tik tada žmogus gali įžengti į mokinių tarpą, kai jo pagalba žmonėms, jo gailestingumas tampa jo malda, auka Dievui, kurį jis mato už varganų skarmalų skausmą. Paprastą gyvenimo dieną mokinys nugyvena kaip kelio dieną, kaip judėjimo visatoje dieną tik tada, kai žinojimo džiaugsmas tapo ne aromatu ar prieskoniu, bet įprasta atmosfera, už kurios ribų jis jau neturi galimybės kvėpuoti ir kurioje švyti paprasti žodžiai. Ten, kur aš, jis. Ten, kur jis, aš ten. Kur kiekvienas sutiktasis, jis. Kilti tobulėjimo pakopomis ta prasme, kaip kylama amato pakopomis, bepročių klėdesys. Širdies kūryba negimsta kaip ištartų ar neištartų formulių pasekmės. Ji neateina nei per didelės pastangas ar įtemptą mąstymą, nei per suvokimą, kad aš svari ir didi visuomenės ląstelė. Įliejasi šviesa ir energija kiekvieną akimirką todėl, kad skambančioje visatos atmosferoje nuolat juda visas žmogus. Ir tai vyksta ne tada, kai suvokiama, kas tai yra gyvenimas žmoguje ir žmogus gyvenime, bet kai širdies garsas susilieja su skambančia džiaugsmo jėga ir gyvenimas tampa ne faktų susitikimų virtinė, bet aktyvia malda, šventa giesme, kur jau nėra vietos tuščioms smulkmenoms ir irzlumui, kur visi kasdieniai rūpesčiai tėra tas neišvengiamas kiekvieno savitas sąlyginumas, su kuriuo žmogus turi susitaikyti. Labiausiai kenčia tie, kurie neišmoko kentėti ir atiduoti, bet vien tik reikalauja ir laukia. Eikite dabar, mano mėly draugai, į savo kambarius, nesidalykite nuomonėmis, nesistengkite dalytis dvasinių pasiekimų šviesa. Stenkitės išmokti girdėti tylą ir džiaugtis kiekviena laisvės akimirka, kai galite nurimti išorėje ir stiprinti tą tyrumo atmosferą, kurios trūkumą savyje šiandien stebėjote. Ji išleido savo mokinius ir nuėjo pas profesorių. Liovuška sueta, kaip per rūką parėjo į savo kambarį, atsigulė tarsi apimtas ekstazės ir jam atrodė, kad jaučia, kaip širdyje iškilo ir su meile kiekvienam sutiktajam plačiai atsivėrė ne duris, bet tiesiog vartai. Atrodė, kad nepraėjo ne 5 minutės, kai jis atsigulė, o jas atkakliai žadina jį ir siūlo paskubėti, nes Bronskis jau laukia valgykloje. Iškart pašokęs, dar nesuvokdamas, kaip greitai galėjo prabėgti naktis, Liovuškas skubėdamas maksimaliu greičiu, po keleto minučių jau atsiprašinėjo Bronskiui už savo gaišatį.
Na ką jūs, Liovuška, kokia čia jūsų gaišatis? Tai mane varo nekantrumas, troškimas. O kadangi be jūsų žiūrėdamas į knygą galiu tik medituoti, tai man reikia atsiprašyti už savo skubėjimą. Šiąnakt nekartą šmėsčiojo mintis apie mano susitikimo su jumis stebuklą, apie mano begalinį dėkingumą jums. Stanislavai brangusis, negąsdinkite manęs, apie ką jūs kalbate, kuo aš čia dėtas. Ką tada man kalbėti apie jį ir kitus, tiek dėl manęs padariusius. Palikime šias kalbas. Aš nuo vakaro nejaučiu turi širdį, jos vietoje jaučiu vartus, tarsi adarus manyje kaip skylę. Man atrodo, kad niekas daugiau negali priversti manęs jaudintis ir krimstis, net jeigu jį palieptų man tapti beprotname prižiūrėtoju ar auginti piktas beždžiones. Bronskis linksmai nusijuokė, ryškiai įsivaizduodama šiuos abu Liovuškos vaidmenis ir tarė. Aš ne tik nejaučiu savyje skylės, bet ir patį save beveik praradau, nežinau, kur mano ribos. Pajokavę apie savo pojūčius, draugai vėl nuėjo į Eli kambarį. Ir šįsyk jie stebėjosi, kaip per apsiplovimą nuo jų švarių kūnų bėgo drumzlinas ir tamsus vanduo, tarsi jie ištisas valandas būtų braidę po dykumą per smėlio audrą. Liovuška nustebęs pažiūrėjo į Jasą ir šis tarsi supratęs nebylų klausimą atsakė, kas čia nuostabaus, juk jūs dar palyginti taip neseniai buvote labai irzlus. Beveik visuose jūsų nervų mazguose susidarė sulipusios kietos sankaupos. Dabar jos tirpsta, o visa juose susikaupusi irzlumo energija kyla į paviršių, panašiai kaip susprogdintas kukurdvelkis išmeta iš savo apvalkalo tamsų sporų debesį. Nuo jūsų kūno teka tik drumzlinas vanduo, nes jūs labai jaunas, ir didesnė jūsų ašarų sielvartų dalis tik vaikiškas liūdesys. Pažvelkite į nuo jūsų draugo bėgantį vandenį, jis beveik juodas, nes jo liūdesys smarkiai įsisenėja, sielvartai ir nusivylimai. Jis sunkiai nusiplauna, nes visas liūdesyje pragyventas gyvenimas tą liūdesį pavertė kietais akmenimis, kurie dabar netaip lengvai sprogsta ir prasiskverbia pro odą priklausomai nuo to, kaip džiaugsmas veda jūsų draugą per kasdieninius jo darbus. Kol Jasa kalbėjo, vanduo vis švarėjo ir pagaliau abu išlipo iš švarių baseinų. Vėl persirengę švariais rūbais, draugai nuėjo prie Ali kambario durų. Bronskiui atrodė, kad jis pajaunėjo daugeliu metų. Kvepėjo lengvai, ėjo greitai ir jo širdyje nebuvo nė lašo liūdesio. Pirmą kartą per visą savo gyvenimą jis nejautė sunkio savyje ir suprato, ką reiškia būti laisvam, ką reiškia lengvai pradėti savo gyvenimo dieną. Kaip ir pirmą kartą, ugninis užrašas sustabdė juos prie durų slenksčio. Bronskis jo nematė, bet turėjo sustoti, nes staiga pajuto nenugalimą kliūtį, kuri neleido jam eiti toliau. Dabar jis jau pats suprato, kad jo nepraleidžia ugniniai žodžiai, kurių be Liovuškos pagalbos jis nesupras. Bet jų prasmę jam reikia suvokti prieš įeinant į dievišką Ali kambarį. Mintise nusilenkė begalinį rūpestį ir meilę jiems siunčiančio aukšto globėjo gailestingumui, Bronskis ėmė klausytis Liovuškos virčiamų žodžių. Broliai ir draugai, ne tai laikykite gailestingumu, ką patys duodate arba kas duodama jums iš pareigos prievolės kaip sunki našta, nes tai dar tik samprotavimų stadija, pati artimiausia gyvuliškam egzistavimui. Gailestingumu laikykite vien tai, ką duodate su džiaugsmu, su švytinčia laimė gyventi ir mylėti. Ne tas myli, kuris neša savo garbės ir ištikimybės pareigą, bet tas, kuris gyvena ir kvėpuoja vien todėl, kad myli, džiaugiasi ir kitaip net negali. Tokio žmogaus širdies meilė, nesvaiginanti ir žavinga broga, sukurianti tariamą grožį, bet pats tyras grožis, nešantis visiems nusiraminimą ir paguodą. Ten, kur tu, dabar mano kviečiamas į mokinius ir bendradarbius draugė, perskaitai mano žodį, ten tu pavertei jį nusiraminimu žmonių širdyse, ten tu pradėjai naują ratą žmogaus širdies gyvenime, nes ten tu padėjai naujus sūkurius sukti žmogaus centrams. Pradėkite dieną savo pavyzdžių suprasdami, kaip žmogus išsilaisvina nuo įsisenėjusių žaizdų ir dėmių, kaip atsiranda smegenų vagos naujam dienos suvokimui,
kaip smegenys gali prasiskinti kelią pasirengti darbui, tapti veiksmu, tik tada, kai jas pavergusi jėga, gyvavusi organizme kaip senas prietaras, supuvo, pasišalino ir iš jo išlaisvino vietą džiaugsmui. Džiaugsmas audžia švytinčią dvasios materiją, džiaugsmas veda kiekvieną į vienijimąsi su žmonėmis, vadinasi su mumis ir su visa visata. Jėga laikiusi Bronskio kojas priklijuotas prie grindų staiga dingo ir jis lengvai žengė pro Liovuškos atidarytas duris. Pirmą kartą Stanislavas pajuto laimę, visišką laimę, kurios karšta banga užliejo visą jo esybę, švytėjo jam iš kiekvieno kambario daikto. Ir pats kambarys jam šiandien atrodė ypač nuostabus baltas. Kai jis pažvelgė į švytintį Liovuškos veidą, negalėjo susilaikyti nesušukęs. Liovuška, Liovuška, koks jūs dailus, aš net nemaniau, kad jūs galite būti taip nežmoniškai dailus. Jeigu čia būtų veidrodis, jūs ir save pamatytumėt nežmoniškai dailų ir visiškai jauną, Stanislavai, atsakė Liovuška ir net jo balsas buvo kitoks, skambesnis, žemesnis ir melodingesnis už tą, prie kurio buvo pripratęs Bronskis. Labiausiai juos abu apstulbino jau atversta knyga, nors vakar Liovuška atsargiai ją užvertė ir kruopščiai uždengė alis stalą. Kieno rūpestingos rankos ją atvertė? Kieno mylinti širdis aplankė ir palaimino savo gailestingumu jų darbo vietą. Nebuvo kada apie tai galvoti. Pradėjęs skaityti Liovuška nustebo pamatęs, kad ištisas pluoštas lapų po jų skaitytos vietos tarsi sulipęs ir atverstame puslapyje yra antraštė. Antrojo sūnaus kelionė, gyvenimas ir pamokas. Išvertęs Bronskio antraštę ir parodęs jam suklijuotus, tiksliau sulipusius lapus, Liovuška toliau vertė knygą. Išėjo antras sūnus, kupinas energijos, ilgai ėjo ieškodamas kelio į baisų miestą. Kad ir su kuo susitikdavo, kad ir kam pasakydavo, visi su baime žvelgė į keleivį ir kalbėjo jam: Tu ką, draugė, ar gyventi tau nusibodo? Tu ten tik nuo maro mirsi, o jeigu ir liksi gyvas, tai nuo miesčionių priešiškumo sunyksi. Geriau eik su mumis, pas mus darbo kiek nori, žemės geros. Mes tau padėsime namą pasistatysti, vesi gyvensi savo malonumui. Merginos pas mus viena už kitą geresnės. Lik, išmesk iš galvos mintis apie tą nelaimingą miestą. Niekam tu ten nepadėsi, tik save pražudysi. Neklausė keleivis viliojančių pasiūlymų, jis visą savo esybę veržėsi į nelaimingosios moters namus ir dar nematęs jos, nepažinodamas, mintise kalbėjo jai: Miela motina, būk rami, aš einu pas tave, kaip galiu greičiau, kaip įstengiu. Neliek ašarų, gyvenimas siunčia tau atleidimą ir paguodą tą formą, kokią tu prašei. Kaip norėčiau surinkti visas tavo ašaras ir pakeisti jas džiaugsmu. Patikėk, tu man būsi motina ir tarnausiu tau taip, kaip tarnaučiau savo tikrai motinai. Daug minčių permastė vidurinis brolis per savo ilgą kelionę. Nekartą sudrumsdavo jo mintis kalbomis žmonės, kuriems jis pasakojo, kur ir ko eina. Ypač stipriai jaunuolį paveikė pokalbis su vienu seniu. Sužinojęs, kad keleivio tikslas tapti nepažįstamos moters sūnumis, senis pasakė: Na ir sunku darbą tu sugalvojai. Paimti auginti svetimą vaiką ir tai sunku. Reikia rasti savyje meilę jam kaip tikram, tai beveik neįmanoma. O čia suaugusio žmogaus motina. Kaipgi tu nematęs jos gali ją gerbti ir mylėti Dievo akivaizdoje. O jeigu į tau nepatiks, prieš žmonės tu galėsi tai nuslėpti, o prieš Dievą ir savo sąžinę. Susimastęs jaunuolis ir nežinojo, ką atsakyti seniui. Iš tikrųjų jis nekartą matė ir girdėjo, kad geri žmonės stengiasi palengvinti kitiems gyvenimą ir pasiima į savo namus jų vaikus. Bet dažnai jiems tekdavo grąžinti tėvams vaikus, nes šie dirgindavo, vertė nuolat kalbėti pakeltų tonų ir be apipusio nepasitenkinimo net vaikų ašarų iš jų auklėjimo nieko neišeidavo. Kuo toliau ėjo keleivis, tuo stipriau kaip rūdis graužė jo širdį senio žodžiai. Ir negalėjo jis rasti atsakymo, bet tvirtai žinojo, kad savo uždavinio neatsisakys ir neatsitrauks.
Pradėjo vidurinis sūnus melsti savo išmintingam tėvui, prašydamas padėti jam suprasti kankinantį klausimą ir nurodyti, kaip reikėtų pasielgti. Atsigulėjęs pailsėti medžių paunksnėje ir prisisapnavo jam, lyg atėjo pas jį tėvas ir sako: mano gerasis sūnau, tau atrodo, kad gerumas tai tavo žmogiška savybė, tik iš tikrųjų tai ne tavo, bet tavyje gyvenančio Dievo savybė. Ji negali keistis priklausomai nuo tų žmonių, kuriems atiduodi savo gerumą savybių. Atiduodi tu jį ne todėl, kad tu taip nori ar nenori, ir atiduodi ne tam, kas yra akimis matomas žmogus, bet tai šviesai, kuri gyvena kiekvieno sutiktoje viduje, kuri amžina ir nekintanti, kaip tavo paties šviesa, kurią tu pažįsti savyje kaip gerumą. Jeigu tavo gerumas liejasi iš tavo širdies kaip Dievo dalelė tavyje, tai ji ir buvo atiduota tai Dievo daleliai, kurią tu galėjai matyti. Ir tada nelieka samprotavimų, kad žmonės, vaikai ar suaugusieji gali tau būti savi ar svetimi, kad jie dirgina, trikdo tavo kasdienio darbo ir namų harmoniją. Tu ne juos matei, kai priglaudei ir jiems padėjai, bet jam, vienatiniam, meldėsi, kai bendravai su jais, ir dabar dėl nieko nebejok. Eik drąsiai ir lengvai pas tą, kurią tavo širdis pavadino motina. Patikėk savo širdies išmintimi ir ramybę, teik džiaugsmą tam, kuris gyvena moters apvalkale. Nuo šios dienos nustok galvoti, kad yra atskirai egzistuojantys žmonės. Tai yra vienatinė pasaulinė siela, gyvenanti visose žemės formose. Nesistenk prisiimti uždavinio savo darbu nusilenkti visoms šioms formoms, bet lengvai ir paprastai melskis vienatiniai sielai visuose sutinkamuose jos įsikūnijimuose. Sąmyšio ir nepasitikėjimo akimirkomis visada šauk mane, kad jos greičiau praeitų. Kiekviena tokia akimirka užteršia tyrai jėgai išėjimą iš tavo širdies, šios paviršių sukietėja ir apauga luobų bei mazgeliais, kad ir kokios trumpos tau atrodytų prabėgusių abejonių valandėlės, sunkumas trukdantis išeiti iš širdies gerumui, taip jaučiamas, lyg tarp tavęs ir žmogaus būtų iškilusi pertvara. Eik linksmai, neatstumk žmonių, neatsisakyk išklausyti jų nuomonių, bet šypsokis, kaip vaikiškiams tauškalams, kai matai jų paikumą ir visišką tikrosios daiktų esmės nežinojimą. Tavo gerumas atiduotas kaip malda, kaip vienatinio žmoguje pasveikinimas, prasiskverbia ne į tuos matomus apvalkalus, kurie paklūsta mirčiai ir išsisklaidimui, bet į tą amžinybę, kuri nekinta ir kurią tu šlovini džiaugdamasis, kad galėjai atiduoti sutiktajam savo gerumą. Gyvenk savo darbo dieną lengvai visur, kur tave sustabdys susitikimas, ir žinok, kad diena buvo sėkminga, jeigu susitikus su žmogumi, tavo pasisveikinimo šypsena padėjo vienatiniam visatoje prasiplėsti ir šviesiau suspindėti. Nesvarbu, kaip praplatėjo atsispindėjęs vienatinio ratas žemėje. Nesvarbu, kuo padėjai žmogui plačiai išreikšti jį, svarbu, kad tavo gerumas sužadino veiklai kaimyno gerumą. Gyvenk nuo šiol ne laiko ir vietos ribose, kur viskas paklūsta kaitai išsisklaidimui ir mirčiai, bet visoje visatoje, kur sveikindamas nekintamąjį, kuris gyvena kiekvienos matomos formos viduje, būk palaimintas, išlaikyk ramybę, visomis gyvenimo aplinkybėmis ir be žodžių pamokymų perduok kiekvienam savo maldą jo vienatiniam. Priešais tave nesuskaičiuojami pasauliai, kurių tu nematai, ir visuose šiuose pasauliuose gyvena nesuskaičiuojama formų gausa. Niekada nepamiršk palaiminti visų pasaulių ir pasiųsti pasisveikinimo kiekvienam šviesiam broliui, kad ir kur jis gyventų, kad ir kokia būtų jo darbo ir veiksmų forma. Tavo malda, tavo žmogaus ugnies pasveikinimas priklauso ne nuo vietos, ne nuo laiko, bet vien tik nuo tavo tyrumo, bebaimiškumo ir gerumo. Prabudo vidurinis brolis lyg gyva rasa nupraustas, taip jam tapo lengva ir linksma. Visos abejonės jam atrodė juokingos ir nuėjo jis toliau, žvelgdamas į sutiktus žmonės visai kitomis akimis. Matyti ir žmonės kitaip ėmė žiūrėti jaunuolį,
nes niekas jau nebekvietė jo į savo namus, daugiau nevadino nei keistu, nei stebinančiu. Niekas neįkalbinėjo likti ir atsisakyti planų eiti į baisų į miestą. Pripažino jo uždavinį ir tik dar malonesni tapo jam žmonės. Vis dažniau kieno nors gailestinga ranka įbrukdavo jam kuklų ryšulėlį, o lūpos droviai sušnabždėdavo: paimk dėl Dievo, atleisk, kad nedaug, bet gal pravers. Ir dažniausiai tai būdavo puikios merginos arba visiški seniai. Pagaliau vidurinis sūnus priėjo miestą, susirado namus, kuriuose nusprendė tapti pagalba ir džiaugsmu savo įmotei. Įžengęs jis į šiuos namus, aiškiai atsimindamas tėvo žodžius pasakytus jam per sapną. Vos tik įėjęs į kiemą, jis iš karto pamatė prieangyje sėdinčią moterį, dar neseną, su ligos ir širdgėlos iškamuotų veidu. Sveika, motina, aš atėjau pas tave pakeisti prarasto sūnaus. Priimk mane vietoje jo ir leisk padėti tau darbuose. Eik su Dievu, jaunuoli, ar supranti, ką kalbi, išsigandusi atsakė moteris. Mano namai užkrėsti, liga persimetė į mūsų kvartalą. Tiesa, šį kartą mirė nedaug žmonių, bet liga tęsiasi jau daug savaičių ir mirtinai išsekina žmonės. Išeik greičiau, neturiu jėgų net kalbėti su tavimi. Aš nieko negaliu tau duoti, nes ten, kur atėjo liga, viskas pavojinga, viskas užkrėsta. Kalbėdama moteris sunkiai kvėpavo ir tardama paskutinius žodžius taip susviravo, kad vos neparkrito. Jaunuolis akimirksniu nusimetė kuprinę nuo pečių, paėmė moterį ant rankų ir tarė: nieko nebijok, motina, tik pasakyk, kur tave nunešti ir būk rami. Aš laiku atėjau tavęs išslaugyti. Šiaip tai pakėlusi ranką, moteris tylomis parodė jaunuoliui duris į kambarį. Jos veido ritosi ašaros, kai jaunuolis paguldė ją ir matyt senai jau neklojama lova. Oras kambaryje buvo sunkus ir tvankus, ant grindų taip pat seniai nešluotų buvo daug šiukšlių. Jaunuolis atidarė langą ir šypsodamasis verkiančiai moteriai pats buvo visiškai ramus. Neverk, motina, aš tau sakiau, kad atėjau išslaugyti. Štai dabar pamaitinsiu tave, tarsi žinojo geri žmonės, kad greitai prireiks man jų gėrybių. Tuo išvirsiu tau pieniškos košės ir kiaušinį, tik pasakyk, kur tavo krosnis. Paklausė jaunuolis, dairydamasis aplink ir niekur nematydamas nieko panašaus į krosnį. Moteris parodė jam į sunkią margą užuolaidą tolimesniam kambario kampe. Atitraukęs ją jaunuolis pamatė mažą krosnelę, greta malkas ir krūvą šiukšlių. Greitai užkūręs ugnį, išvirė valgį, pavalgydino ligonę, ši pavalgiusi tuoj pat užmigo. Naudodamasis jos miegu, svečias sutvarkė kambarį, išnešė šiukšles ir kibirus su užsistovėjusiu vandeniu, sutvarkė prieangį ir atsisėdo prie lovos laukti prabundant savo įmotės. Jo mintis grįžo prie tėvo žodžių. Jis prisiminė savo gimtuosius namus, palygino tėvo žodžius su jo gyvenimu, metai po metų įdėmiai peržvelgė tėvo elgesį ir įsitikino, kad pats tėvas gyveno būtent taip, kaip jam kalbėjo sapne. Stengėsi prisiminti suirzusią ar piktą tėvo veidą, nors vieną žodį ištartą pakeltų tonų, bet nieko be nuolatinių malonių žodžių, geraširdės šypsenos kartais šmėstelėdavusios su humoru prisiminti negalėjo. Jis ėmė įdėmiai apžiūrinėti miegančiosios veidą. Kiek daug kančios ir nerimo buvo šiame senstančiame veide. Jaunuolis iš visos širdies pagailėjo vargšės moters ir mintyse pasakė sau: mylėsiu tave visa širdimi, gyvensiu pas tave, lyg mano tėvas būtų greta su manimi, lyg svarbiausias mano gyvenimo reikalas pakeisti tau sūnų ir pažadinti tavyje džiaugsmą. Gyvensiu greta tavęs taip, kad tavo širdis pailsėtų, kad išsiplėstų šviesa tavyje. Stengsiuosi perduoti tau tvirtumą ir tikėjimą, kad mano tėvas greta, kad jis mato ir girdi viską, ką mes darome. Nuoširdžiai tarnausiu tau ir tu įsitikinsi, kad ne tik kraujo ryšys džiugina žmonės. Įsitikinusi ir pati rasi naują gyvenimo tikslą atiduoti žmonėms paprastą gerumą. Tada aš eisiu toliau ir nereikės tau nei ramentų, nei atramos. Jie reikalingi žmogui tol, kol jis galvoja apie save. Kai tik nustoja apie save galvoti,
Per kiekvieną susitikimą pirma jo mintis būna sutikto žmogaus reikalai. Nuo tada lengvai ir linksmai teka jo dienos ir džiaugsmas skamba širdyje. Sūnui grimstant į savo mintis, jos vis labiau susiliejo su tėvo mintimis ir jam ėmė atrodyti, kad ne jis pats savo kalba, bet vėl tėvas siunčia jam laiminantį žodį. Ir toks džiaugsmas, tokia ramybė užpildė visą jaunuolio esybę, kad jam atrodė, jog laimingesnės dienos jis nepatyrė per visą savo gyvenimą. Jis nusišypsojo, kelyje sutiktų žmonių nuomonės apie sunkų ir baisų žygdarbį, kurio jis ketino imtis. Jis nusišypsojo kelyje sutiktų žmonių nuomonėms. Savo dabartinį gyvenimą jis prilygino ne žygdarbiui, bet pergalingam džiaugsmui. Jis vėl pažiūrėjo į miegančios moters veidą ir pastebėjo, kad jos išraiška ėmė keistis. Vietoje liūdesio ir nerimo veide atsirado susitaikymas ir ramybė, ta ramybė, kuria prasideda džiaugsmas. Nespėjus jaunuoliui nusistebėti tokią permainą, moteris sujudėjo, atsimerkė ir su šypsena ištiesė ranką. Nejaugi tai iš tikrųjų, nejaugi tu greta manęs, mano sūnau. Aš seniai saugau tavo miegą, motina. Ką tik man pasirodė, kad tu geriau jautiesi, kad liga mažiau kankina tave. Ligonės veide šmėstelėjo nusivylimas. Ją vėl užgulė liūdesio debesis, bet ji iš visų jėgų kilstelėjo, ištiesė svečiui rankas ir tarė: Atleisk man, kvailai. Nuo sūnaus mirties dienos pirmą kartą susapnavau jį ir mačiau jį kaip gyvą, tad net supainiau su tavimi ir prabudusi ne iš karto supratau, kur baigėsi sapno iliuzija ir kur prasideda tikrovė. Todėl aš ne iš karto nusišypsojau tau, tokiam geram ir meiliam, bet tu juk pats supranti, kas yra motinai tikras sūnus. Ateityje pasistengsiu būti tau dėkinga, kaip tik sugebėsiu. Na tu ką, motina? Negalvok apie dėkingumą man, negalvok ir apie sūnaus mirtį. Tu tik įsivaizduok, kad jis gyvas ir visą laiką galvoja apie tave lygiai taip pat, kaip ir tu apie jį. Bet kaip jam nuolat žiūrėti į tavo ašaras ir į tavo nerimą, į tavo kančias? Tu nepagalvoji, kad jeigu susimastysi, tai išeis, kad tavo sūnus kaltas dėl tavo kančių. Apverkdama tu jį kaltini dėl savo nelaimės. Visos tavo ašaros taip ir teka srautais per jo dabartinius reikalus ir viską ženklina širdgėla, o iš tikrųjų tai tau vertėtų visiems kalbėti, koks jis buvo tyras ir šventas savo meilę tau, kaip rūpinosi tavimi, kaip stengiasi kiekvieną tavo dieną pripildyti linksmumo ir ramybės. Stenkis dabar įrodyti visiems, kad jis ne veltui gyveno šalia tavęs, kad tavo širdyje liko amžina jo darbų tau atmintis ir kad ne ašaromis bei liūdėsiu tu nori padėkoti jam už gyvenimą su tavimi, bet savo darbu dėl artimųjų. Tuo laimingu ir ramiu darbu, kuriuo jis nebaigė, taip anksti išėjęs, bet kurį už jį padarysi tu. Pagalvok apie jo išlaisvinimą, apie tai, kad tu padedi jam išsilaisvinti, o ne apie savo liūdėsi. Kad ir kiek tu klausinėtum tėvą gyvenimą ir visus išminčius, kodėl, už ką mirė tavo sūnus toks jaunas, negalėsi gauti atsakymo, nes akys, kurios verkia, negali pamatyti tiesos. Verkia visada dėl savęs, nors ir nuoširdžiai galvoja, kad verkia dėl kitų. Niekada neatėjo į galvą mintis, kad mano ašaros gali apsunkinti sūnų ir trukdyti jam. Bet dabar, mano draugė, man tarsi nušvito, kaip žaibas perskrodė mintis, kad tarp žmonių egzistuoja gyvas ryšys, nors jie ir nemato vienas kito. Ačiū tau, būk mano sūnus, kurį atsiuntė likimas. Nekartą galvojau, kad gailestingumas atsiųs man jaunuolį, kuris panorėtų būti mano sūnumi, aš žinočiau, kad man atleista, kad galiu tikėtis išpirkti visą savo gyvenimo netiesą. Stengčiausi naujai mylėti atsiųstą sūnų, naujai perduoti jam visas širdies ir minčių jėgas, jo asmenyje šlovinčiau Dievo pasaulį. O dabar, kai tu atėjai, aš niekuo be savo ilgesio ir ašarų nepasitikau tavęs, vis tebeverkdama kalbėjo moteris. Švelniai paglostė sūnaus ištiestą ranką ir atsakė: Kad ir kaip tu prabudai, laikas jau prabėgo ir nusinešė tavo poelgį.
Jeigu šią akimirką sakai, kad dvasia supratai, kaip reikia elgtis gyvenime, kad kam mums su tavimi tiek daug kalbėti apie praeitį, kelkis, sveik ir abu kiekvieną dieną visais savo veiksmais rodysime įsitikinimą, kad kaip tik šis eilinis darbas ir yra pats svarbiausias, pagrindinis. Gyvensime taip, sutelkę dėmesį į gerumą ir visa kita tegul klostosi kuo geriau visiems. Neleiskime laiko veltui žodžiams. Matau, kad nėra malkų ir vandens. Pasakyk, kur jų rasti, kad galėčiau išvirti košę. Aš viską tau paaiškinsiu, bet man pasakyk, kuo tu vardu. Mano brangus sūnus buvo Borisas, o mano vardas Glebas. Vadinasi, aš tavo sūnui brolis, nusijuokė jaunuolis. Kaip keista, mano naujas ir brangus sūnau Glebai, susimąsčiusi tarė motina. Nuo pat vaikystės mano Borisas vis kalbėdavo, kad jis turės brolį Glebą, bet aš nepagimdžiau jam brolio, o tėvas gyvenimas pasiuntė jam Glebą tik tada, kai jo paties nėra. Ašarų upeliai tekėjo moters skruostais. Vėl tu, motina, verki, o juk jam, Borisui, dabar turbūt skaudu ir jo noras išsipildė ir tu dabar ne viena, o tu vis negali pasiųsti jam džiaugsmingos sveikinimo šypsenos, kad jam būtų lengviau. Kaip manai, mes tik ką nusprendėme gyventi linksmai, kad kiekvienam šalia mūsų būtų paprasčiau, lengviau ir linksmiau, o štai tą, kurį vadini pačiu artimiausiu ir mieliausiu, vėl nuliūdinai, apsunkinai jo kelią, iš savo ašarą supylusi naują balą jam po kojomis. Daugiau neverksiu, Glebuška. Štai matai, ten toliau malkinė, ten sudėtos malkos, tik sukapoti reikia smulkiau. O kai pasuksiu už malkinės, pamatysiu upelį su mažu kriokliu. Jame puikus vanduo. Ir vaizdas ten neatsižiūrėsi. Borisas jį labai mėgo. Glebas pasiėmė kibirus ir apsimetė nepastebėjęs, kad tardama sūnaus vardą motina slapta nusišluostė ašarą. Pradėjo bėgti ramios Glebo dienos. Po kiek laiko jis sutvarkė visus namus, pataisė stogą, atgaivino ūkį, o ir motinos sveikata diena po dienos vis gerėjo. Vis rečiau liejosi jos ašaros, vis labiau linksmėjo jos veidas, vis žvaliau skambėjo balsas. Bet per miestą ir ją pačią užgriuvusios nelaimės metus atsiradęs įprotis bijoti žmonių buvo dar labai gajus. Nemažai pastangų dėjo Glebas kovodamas su motinos baime, bet visgi įveikė ir šią kliūtį. Įkalbėjo ją atverti vartus, atidaryti visą laiką uždarytas duris bei langus ir leisti žmonėms užeiti pas juos. Pagalvok, motina, dėl ko tu gyveni šią dieną, kad bijotum? Tada tu drąsiai gali nebeužimti vietos žemėje. Tu bijai, vadinasi, vaikštai su mirtimi, o ne su gyvenimu. Tu savo gerumo su pasisveikinimu neperdavėjai nė vienam žmogui. Vadinasi, vien tik mirtis gyveno tavyje, o tu joje. Tavo pasisveikinimas su žmonėmis turi būti gyvenimas su Dievu ir dėl Dievo. Jeigu taip nepasisveikinai su žmonėmis, nieko be mirties tau ši diena neatnešė. Tai ko jos bijoti? Bijoti tau nėra ko, nes tu ir taip negyvenai šią dieną. Po truputį išgyvendama visas baimės stadijas, nekartą apimta nusivylimo dėl drąsaus savo naujojo sūnaus elgesio, be baimės vaikščiojančio po užkrėstą miestą, priekaištaudama Glebui, kad likimas jai pasiuntė jį pagalbą, o jis apie ją net negalvoja, per didelį vargą ir kančias laisvinosi motina iš ją deginančių baimės gniaužtų. Aš ir įsivaizduoti negalėjau, kokia laimė gyventi žemėje, kai širdis laisva nuo baimės. Kaip lengva ir ramu dirbti, pasakė kartą Glebui motina. Kai tu man kalbėdavai, kad svarbu tik tai, ką ir kaip darai, dabar man atrodė, kad tu tiesiog dar vaikas ir tavo galvoje tėra vaikiškos mintis, kad rimtam ir praktiškam žmogui svarbiausia pasirūpinti savo artimųjų rytojumi. Neseniai aš supratau, apie ką tu kalbėjai, tvirtindamas, kad gyvenimas tai dabar, ir tas dabar paaiškino man, kaip reikia išlaisvinti širdį ir mintis, valyti jas būtent šią akimirką, nes būsima akimirka gimsta tik iš dabartinės, o dabartinė temdo akis, kurios verkia ir neleidžia joms aiškiai matyti, nusijuokė Glebas ir apkabino motiną.
Ne, sūneli, akys jau neverkia ir aiškiai mato, ką joms daryti, kad taptų džiaugsmo jėga. Bėgo dienos ir mieste atsirado daug motinos bei jos naujo sūnaus draugų. Nebuvo prašymo, kurį būtų atstūmę vaišingi jų namai. Nebuvo širdies, kuri būtų išėjusi nepaguosta ir iš anksčiau ašarose ir liūdesyje skendėjusių namų, dabar tapusių ramybės namais. Kiekvienas, išeidamas iš jų, galvojo, štai pagaliau radau savo ištikimus draugus. Daugeliu naujų Glebo pažįstamų širdyse tarsi tirpo pertvaros, iki šiol trukdžiusios jiems būti paprastais žmonėmis. Vieni anksčiau galvodavo, kaip išlaikyti savo pranašumą susitikus su žmogumi, kiti stengdavosi iš visų jėgų būti naudingi savo artimui, treti tvirtai tikėjo Dievą ir norėjo mokyti visus sutiktuosius, kaip jiems reikia gyventi, tik pagal savo idealus vertindavo kiekvieną sutiktąjį, ketvirti stengdamiesi neleisti laiko veltui, kiekvienu savo žodžiu ir veiksmu siekia auklėti žmonės, manydami, kad būtent tai didžiausias jų nuopelnas, o paprastas ir lengvai suteikiamas gerumas nesiliejo iš jų širdžių. Viskas nors trukdė jam lietis. Ir tik susitikę su Glebu, daugelis suprato, kad nesutikti žmonės trukdė jiems būti geriems, o juose pačiuose gulėjo sąlyginumų plokštės, ant kurių jie piešė sutiktųjų atvaizdus, matydami žmonėse ne amžinybę, bet laikinumą. Kiekvienoje širdyje tapdavo šviesiau ir linksmiau, kai tik jį pamatydavo, kas trukdė jos pačios santykių su žmonėmis paprastumui. Daugelis anksčiau kalbėjo, o iš kur paimsi tą džiaugsmą, dabar šypsojosi savo ankstesniam neišprusimui, kuris buvo vienintelė jų nepilnavertiškai išgyventos dienos priežastis. Glebo mintis dažnai grįždavo prie išsiskyrimo su broliais. Dėl vyriausiojo brolio jis nesijaudino, nuolat matė jo nepajudinamą ramybę visomis gyvenimo aplinkybėmis, pats jautė ir susitikęs su kitais pastebėdavo, kaip greta Aleksandro stiprėja kito žmogaus ramybė. Jis buvo įsitikinęs, kad vyriausias brolis ne tik atliks uždavinį, bet ir viršis jį. Vis dėlto mintis apie jauniausiai brolį, gražuolį dainininką, trikdė jo širdį, teikė vienintelį rūpestį. Kaip gyvens gražuolis berniukas vienas dideliame mieste? Ar jo nuostabi daina bus pakankama priemonė vienyti su žmonėmis? Juk ne visi mėgsta dainas, ne visiems jos reikalingos ir ne visi gali atsiliepti į šią meilės kalbą. Jauniausias brolis pirmas išėjęs paskutinis priėjo didelį nepažįstamą miestą. Jis ėjo ilgiausiai, nes jau pačią pirmą naktį sutiko 3 benamius pakeleivius ir prie jų prisijungė. Nespėjęs nueiti ne 5 varstų, jis nakties tamsoje išgirdo tylų verksmą, kaip jam pasirodė vaiko. Sustojo keleivis, įsiklausė ir išsukęs iš didžiojo kelio nuėjo pakelės medžių link. Priešais išbėgo nedidelis šuniukas, apuostė jį, pašoko, palaižė jam ranką ir užkaukęs nubėgo į priekį, tarsi kviesdamas sekti iš paskos. Eidamas paskui šunį, jaunėlis po žydinčių kvapnių krūmų pamatė kokių 10 metų mergaitę, ant kelių laikančią šalia gulinčio berniuko galvą ir graudžiai verkiančią. Ko tu verki, miela mergaitė, paklausė jis, pasilenkęs prie mergaitės ir švelniai glostydamas jai galvą. Mano broliukas miršta, pažiūrėk, jis jau nieko man neatsako, o be jo ir aš, ir mūsų šuniukas Baltukas taip pat mirsime. Mes tik iš to ir gyvenome, kad mano broliukas grojo smuiku, o aš dainavau ir šokau, o Baltukas šokinėjai rodė fokusus, kurių mudu su broliu jį išmokėme. Šiandien mums nepasisekė, nieko neuždirbome ir niekas nepasiliko mūsų nakvoti. Maniau, kad mes suspėsime, kol šviesu pasiekti miestą, bet broliukas taip nusilpo, kad vos paėjo ir naktis užklupo mus čia. Visą tai mergaitė kalbėjo verkdama ir vos buvo galima suprasti jos lemenamus žodžius. Keleivis atsisėdo ant žemės greta jos, patiesė savo šiltą apsiaustą, paguldė ant jo vargšą berniuką, padėjo jam po galvą savo mažą pagalvėlę,
kurią tėvas liepė pasiimti iš namų, kurios jis nenorėjo imti, laikydamas kelioninę pagalvėlę be reikalingų prietarų. Dabar jis nusišypsojo, padėkojo mintise tėvui, kuriam teko 2 kartus pakartoti savo žodžius. Įsiklausęs į silpną, bet lygų berniuko kvėpavimą, švelniai paaiškino vis tebeverkiančiai sesiai. Neverk, mergaitė, tavo brolis nemiršta. Jis tiesiog nusilpo iš bado bei nuovargio. Aš turiu pieno, duonos, kiaušinių. Tuoj mes visi būsime sotus. Tu dabar išgerk šalto pieno, užkask duonos ir pamaitink baltuką. Aš pabandysiu parinkti sausuolių ir šakų, užkursime laužą, išvirsime tavo broliui ir mums visiems košės. Pamiršk savo sielvartą, dabar aš su jumis ir viskas bus gerai. Tu juk drąsi mergaitė, štai rodyk visiems pavyzdį. Neverk, nes prabus tavo brolis ir taip pat pradės verkti. Baltukas, kaip matai, ir be to kaukė. Būk tvirta, nusišluostyk ašaras, greičiau pamaitink šuniuką ir pati pavalgyk. Jaunuolis atsistojo eiti rinkti žagarų laužui, bet jį už skverno sulaikė maža vaikiška rankutė. Tave pas mus dievulis siuntė, tu juk angelas sargas, juk dabar neišeisi, nepaliksi mūsų vienų, baugščiai klausinėjo mergaitė. Linksmai nusijuokė jaunuolis iš vaiko naivumo, paspaudė virpančią rankutę, paglostė galvelį ir atsakė: Tikėk iš visos širdies, tikėk, stipriai, iki galo patikėk, kad nėra pasaulyje pamestų vaikų. Visi ras savo laimę, jeigu sąžiningai dirbs. Tikėk, kaip sugebėsi. Nesvarbu, kas aš pats, svarbu, kad susitikimas su manimi atnešė tau džiaugsmo ir kad judu su broliu tapote žvalesni, linksmesni, laimingesni. Valgyk, maitink šuniuką ir apie nieką daugiau negalvok. Jeigu pasakiau, kad einu malkų, aš jų rasiu ir mes virsime vakarienę. Tik žiūrėk, neverk. Greitai naktinis globėjas grįžo su malkomis, linksmai įsidegė laužą, sušildė vaikus bei šunelį ir kai prabudo berniukas, košė jau buvo išvirusi. Alkanas berniukas iš nuostabos ilgai negalėjo suprasti, kad karštą košę su sviestu mato ne sapne, o pats angelas sargas, nenorėjęs imti į kelionę maisto atsargų, buvo dėkingas broliams pasiekusiems savo ir džiaugėsi nemažiau už alkanus vaikus. Kai sušildyti ir sotus, į šiltą apsiaustą susupti, prisiglaudę prie savo išgelbėtojo vargšai keliauninkai muzikantai, kartu su savo šuniuku užmigo, pats išgelbėtojas apgalvojo savo tolesnių veiksmų planą. Kaip laiku šis pirmas susitikimas. Niekam jis negalėtų būti naudingesnis savo lyra ir dainomis, nei šiems elgetaujantiems vargšams. Prisiminė namus, tėvą, linksmą vaikystę savo sesutę. Kaip dažnai jis stengiasi išmokyti ir pralinksminti ją savo dainomis, bet kiekvieną kartą jis su apmaudu pertraukdavo jį sakydama, kad vaikiškos pramogos jai nusibodo, kad jų namuose tiek daug dainuojama ir juokiamasi, kad jai jau įgriso ir dainos ir juokas. Prisiminė jis tėvo žodžius, kuriuos šis dažnai tardavo žiūrėdamas į paniurusi dukters veidą. Vargšas kūdiki, tik piktiems nereikia nei dainų, nei juoko. Prisiminė keleivis, kaip kamavosi tėvas, matydamas amžinai paniurusi dukters veidą. Dabar, nurimusių ir paguostų benamių našlaičių apsuptas, jis prisiminė savo paskutinį pasimatymą su seserė, savo liūdesį ir ašaras dėl išsiskyrimo su ja, mylimą savo širdies skausmą, nusivylimą ir smūgį dėl sesers žodžių. Ak, jeigu galėčiau visą gyvenimą teikti žmonėms nusiraminimą ir džiaugsmą, kaip šią akimirką, jeigu žmonių mintise liktų pasitikėjimas ir žuvalumas susitikus su manimi, kaip šiose dviejose širdelėse, taip prigludusiuose prie mane šią žvarbę naktį. Tebūna palaimintas šis susitikimas, teka saulė, aš apdainuosiu šį pirmąjį susitikimą, tegul mano žodžiai skrenda į pasaulį. Gal kam nors taps lengviau nuo mano dainos. Išgirsk mane, mano išmintingas tėve, palaimink ir nukreipki naują gyvenimą. Paėmė savo lyrą, pažvelgęs į ramiai prie kojų miegančius vaikus bei šuniuką, jaunuolis uždainavo sveikindamas savo daina auštančią dieną. Atrodė, kad jis viską pamiršo. Šią akimirką jis visa minties jėga gyveno vien tik grožyje, jis meldė tik vieną – gyventi jungiant žmonės grožiu, žadinant širdyje jo poreikį
ir poreikį dirbti harmoningai. Baigęs dainą keleivis apsidairė aplink ir pamatė, kad iš abiejų pusių prie jo klūpo vaikai. Sudėję rankutes maldai ir prie pat kojų, ant užpakalinių letenėlių atsistojęs ir judindamas priekinę stovi šuniukas. Linksmas keleivis jau norėjo nusijuokti, bet išgirdo mergaitės žodžius. Dabar, dėde, tai jau tikrai žinau, kad tu angelas sargas. Tik angelai gali taip dainuoti. Ak, jeigu mes išmoktume iš tavęs šią dainą, tada žmonės tikriausiai visada duotų mums duonos ir neišvarytų nakčiai iš savo namų. Kaip tu manai, Monkai, ar galėčiau išmokti šią dainą? Kreipėsi jį į brolį. Ne, Fani, taip dainuoti tu niekada negalėsi, atsakė berniukas, bet nenusimink, aš visą dainą įsiminiau ir galėsiu ją griežti žmonėms smuiku, o dėdė pasakys tau žodžius ir tu dainuosi ją savaip. Dėde, ar angelai nesupyks, jeigu mes dainuosime pagal tavo žodžius? Labai rimtai paklausė jis netikėtą pakeleivį. Naivus mano vaikučiai, neįsikalkite į galvą pasakų, linksmai atsakė šis Monkui. Gyvenimas ne pasaka ir jūs labai gerai tai žinote iš savo pačių patirties, nors ir trumpos, bet liūdnos. Aš toks pat žmogus kaip ir jūs. Taip pat neturiu namų kaip ir jūs ir esu toks pat klajojantis muzikantas kaip ir jūs, be pinigų ir be duonos. Gyvenimas, kuris visada žino, ką daro, pasiuntė jums mane, o man jūs, kad mes lengviau ir paprasčiau gyventume pasaulyje. Išmeskite iš savo mielų galvelių visokius kliedesius apie keliaujančius vaikus gelbstinčius angelus ir tvirtai tikėkite, kad visas jūsų išsigelbėjimas, kaip ir visas jūsų gyvenimas jūsų pačių rankose. Jeigu būsite žvalūs, neverksite dėl sunkaus darbo, o linksmai dirbsite, jūsų gyvenimas bus pats laimingiausias. Neleiskime laiko veltui, pririnkime malkų, dar turiu kavos, liko pieno, išsivirsime pusryčius ir nuspręsime, kaip mums toliau gyventi. Šiandien Monkas turi ilsėtis, bet rytoj jau eisime į didįjį kelią. Aš tikiu, kad mes šiek tiek uždirbsime ir nebadausime. Per šią poilsio dieną sudarysime naują programą, po pusryčių gerai apgalvosime ją, o dabar prie darbo. Linksmai pakilo nauja muzikantų trupė rinkti konkorėžių ir žagarų laužui. Per naktį matyti pakelės medžiai pasirodė esą nedidelis miškelis. Laikas vaikams ir iš paskos bėgiojančiam baltukui prabėgo taip pat linksmai kaip šventė. Jiems atrodė, kad laimingesnio ryto dar nebuvo. Pamaitinę savo naująją šeimą, jaunuolis pasakė, nagi broliuk, pagrok mano dainą savo smuiku. Pažiūrėsim, ar tu gyreisi, ar iš tikrųjų esi meistras. O dėdė, jeigu pažinotų Monką, tu taip nekalbėtum, priekaištaudamas sušnibždėjo Fani. Berniukas tylėdamas išsėmė savo smuiką, tikrą, didelį suaugusio žmogaus smuiką, ypač švelniai suderino, paglostė į tarsi gyvą būtybę ir stebindamas jaunuolį rimtumu pasakė, tai tėvo smuikas. Jis puikiai griežė, bet man sakydavo, kad griežiu geriau už jį. Kartais, kai aš grieždavau, jis verkdavo ir kalbėdavo, Dieve mano, kuo aš nusikaltau prieš tave, kad neturiu galimybės leisti mokyti šį genialų vaiką. Kadangi Fani sako, kad tu angelas sargas, tai tu pats suprasi, ar teisus buvo mano tėvas ir ar man reikia kur nors mokytis. Monkas pradėjo griežti ir keleivis iš karto atpažino tą dainą, kurią jis dainavo ryte pasitikdamas saulę. Bet jo ausiai skambėjo keistai. Jis kaip autorius pripažino, kad daina ir ta, ir ne ta. Berniukas griežė ją taip originaliai, kad dainininkui dabar atrodė kur kas geriau perteikta. Sunku buvo patikėti, kad čia garsai liejasi iš po mažų berniuko pirštelių, o ne iš būtybės dainuojančio žmogaus balsu stebuklingos dūdelės. Tik žodžių betrūko Monko melodijai. Ji užpildė jaunuolio širdį, jis sėdėjo susižavėjęs, netitraukdamas žvilgsnio nuo rimtos susitelkusios gležnos, įsigilinusios į save berniuko figūrėlės. Baigęs griežti mažasis muzikantas droviai pažvelgė į savo globėją ir vėl tyliai paklausė. Kaip tau atrodo, angelė sargė, ar vertas aš mokytis? Ar tave Dievas siuntė mums, kad taptų mūsų abiejų globėjų?
ir padėtum mums su seserė tapti artistais. Jeigu tu žinotum, kaip dainuoja ir šoka Fani, tikriausiai būtų mums gailestingas. Leisk, aš tau dar pagrosiu, o Fani padainuos ir pašoks. Gal bent ji tau pasirodys verta mokytis, brangus gailestingasis angelė sargė. Sujaudintas iki pat širdies gelmių jaunuolis pašoko, kai plunksnelė pakėlė berniuką, priglaudė prie krūtinės ir keletą kartų karštai pabučiavo. Tu ne tik puikus smuikininkas, tu nuostabus muzikantas, mano brangus berniuk, mano džiaugsme, nepelnytai man gyvenimo atsiųstas nuostabus susitikime. Aš tau pažadu, kad mokysies pas geriausią mokytoją, nors dėl to tektų ir jūrą perplaukti. Jaunuolis atsisėdo, pasisodino ant kelių berniuką ir mergaitę su šuniuku ir glostydamas visus 3 savo rastinukus tęsė mintį. Visų pirma, mano brangus vaikai, atminkite tvirtai kartą ir visiems laikams. Aš toks pat žmogus kaip ir jūs. Lygiai kaip jūs niekada nemačiau angelų, nebuvau jų kompanijoje. Dabar aš jūsų vyriausias brolius ir turiu atstoti jums tėvą, kaip sugebėsiu ir mokėsiu. Šis klausimas išspręstas. Gyvenimas ne pasaka. Visi žemėje dirba, dirbsime ir mes. Tikiuosi, kad kartu su manimi jums bus lengviau ir linksmiau. Dabar mes pamastysime, kokią paruošti programą, kad ji patiktų žmonėms ir visada turėtume duonos bei nakvynę po stogu. Didžiuoju keliu mes nueisime iki artimiausio miestelio, kur apsistoja pakeleiviai ir ten suruošime savo pirmąjį pasirodymą, kurį dabar aptarsime ir sugalvosime. 3 artistai gan greitai prisiderino vieni prie kitų, tik 4. baltukui teko skirti daugiau dėmesio. Galų gale stropus šuo suprato visus savo vaidmens detales ir naujai susikūrusi trupė, leidusi Monkui pailsėti, patraukė į kelią. Dėdė, palauk, sustabdė visus Fani. Jeigu sakai, kad tu ne dėdė angelas ir nenori, kad mes taip tave vadintume, tai pasakyk mums savo žmogišką vardą, nes niekas nepatikės, kad tu mūsų brolis. Mano vardas Apolonas, vadinkite mane broliu Apolonu. Kaip mane vadindavo šeimoje, atsakė jaunuolis, skubindamas vaikus, nes saulė jau buvo aukštai. Artimiausiame miestelyje nauja muzikantų šeima sulaukė didelio pasisekimo. Buvo turgaus diena, daugelis buvo gerai nusiteikę dėl pavykusio turgaus ir dosniai apdovanojo už dainas bei šokius gražius vaikus ir jauną globėją. Seniai vaikai nebuvo tokie linksmi ir tokie sotus kaip tą dieną, seniai nemiegojo švariai paklotose lovose, kuriuose tądien patogiai ilsėjosi, nes uždarbis leido išsinuomoti atskirą kambarį. Po kelių dienų jie jau grožėjosi naujais rūbais ir batais, dabar buvo visada sotus ir pasitikinti savimi. Visi 3 mažieji artistai dievino Apoloną ir tik kartais droviai prisiglaudę prie savo globėjo, glostydavo rankutėmis ir nedrąsiai šnibždėdavo. Broli Apolonai, tu juk niekada mūsų nepaliksi, be tavęs mes jau negalėsime gyventi. Aš jūs nuvesiu į didelį miestą. Ten jūs abu mokysitės, o aš dainuosiu žmonėm ir uždirbsiu pinigų jūsų mokslams. Štai tokia mūsų programa. Ko jūs taip dažnai galvojate, kas bus toliau? Trumpas ir sunkus gyvenimas turėjo jūs išmokyti, kad rytojus mums nežinomas, kad yra tik ši diena. Džiaukitės, dainuokite ir grokite. Gerai mokykitės, štai ir viskas. Oras jaunai trupiai buvo palankus. Nekartą jie girdėjo įvairių viliojamų pasiūlymų iš turtingų žmonių, daug kas stengiasi pavilioti vaikus iš Apolono, patylomis siūlė jiems aukso kalnus, bet niekas negalėjo atitraukti jų širdžių nuo Apolono. Be to, jie turėjo vieną svajonę – mokytis. Iki didžiojo miesto kaskart likdavo vis mažiau varstų, kiekvienas artistas jau turėjo po sunkią piniginę, nes labai daug dirbo, vis labiau plėtė savo programą, kuri visur sulaukdavo pasisekimo. Žinai, broli Apolonai, tarė kartą Monkas, nors aš ir įsitikinau, kad niekada nekalbi netiesos, vis tiek negaliu patikėti, kad tu ne angelas. Tu toks geras ir taip dainuoji, kad tavęs klausydamas žmogus vis kažkur paskęsta. Prašau, prisimink, gal kartais koks nors tavo senelis ar senelė giminiavosi su angelais. Na štai,
nors maža giminystė sieja tave su angelais. Prisimink, aš tavęs labai prašau, tu tikriausiai tik pamiršai, graudžiai rodydama savo mažojo pirštelio nagą, kalbėjo monkas. Apolonas linksmai nusijuokė ir atsakė: matai, kai tu groji savo tėvo dainas, paskęsta ne tik visas žmogus, bet kartu su juo tarsi dingsta ir visa visata. Tavo garsai priverčia visus nutilti, ir paukščius, ir šunis, bet aš tavęs neįtarinėju ir nemanau, kad slepi nuo mane savo angelišką kilmę. O aš tai žmogus, pats paprasčiausias žmogus. Kiek prisimenu savo tėvą ir motiną, visus mūsų žmonės visada persekiojo dėl tikėjimo. Tik aš negaliu tau paaiškinti, koks buvo tas mūsų tikėjimas ir kodėl už jį žmonės mus skriaudė. Kartais tėvas guosdavo mūsų vargšę motiną ir sakydavo: neliūdėk, Garani, tai kupini prietarų neregiai, eik kilniai, nesuk iš kelio ir gyvenimas atlygins, jei ne mums, tai mūsų vaikams. Tu tikėk iki galo ir vietoje ašarų šypsokis mus persekiojančių širdžių nemokšiškumui, kai jie šitaip stengiasi įtikti savo dievui. Patylėjęs monkas drąsiai pridūrė: aš manau, kad tėvas neklydo. Mes tave sutikome, vadinasi, gyvenimas mus apdovanojo vietoje jų. Tikiu, kad tu padėsi man mokytis ir aš tapsiu artistu, kaip man sakydavo tėvas. O aš mokysiu šokti, nieko gyvenime taip nenoriu, kaip šokti, pasakė Fanny ir puolė ant kaklo savo netikram vyresniajam broliui Apolonui. Nežinau, ar tiesa, kad tu nori vien šokti, mano miela sesutė, bet aiškiai matau, kad dabar tu nori tik miegoti, guldydamas besijuokiančią mergaitę į lovą, tarė Apolonas. Miegokite, vaikai, rytoj pasirodymas, mūsų repeticija prieš didįjį miestą. Ten mes turėsime atkreipti į save dėmesį, kad geri mokytojai panorėtų mus mokyti. Ilsėkitės, kaupkite jėgas, kad rytoj būtumėte žvalūs ir energingi, o aš eisiu pasivaikščioti. Palikęs vaikus budinčios patarnautojos priežiūrai, Apolonas išėjo iš užeigos ir atsisėdo parke ant nuošalesnio suolelio. Jis norėjo pabūti vienas, pagalvoti apie viską, kas jam per šį laiką buvo nutikę. Vos pradėjo prisiminti savo brolius, kurių taip seniai buvo nematęs ir apie kuriuos neturėjo jokios žinios. Išgirdo žingsnius ir pamatė, kad prie jos skuba į šalį susisupusi moteris. Aš pamačiau, kad tu pagaliau išėjai vienas, be savo nepakenčiamų vaikų, amžinai įsikibusių į tave. Nesugalvok manęs apgaudinėti, aš jau visas mėnuo tave seku ir sužinojau visą tavo istoriją. Žmonės man papasakojo, kad vaikai prie tavęs prikibo pakeliui ir visai nėra tikri tavo giminės, kaip tu visiems sakai. Aš noriu pasikalbėti su tavimi labai rimtai apie tavo likimą. Iš manierų matyti, kad esi labai aukštos kilmės ir niekaip negali būti klajojantis muzikantas. Nežinau, kas tave pastūmė į šį kelią, bet manau neklystu įtardama, kad nelaiminga meilė privertė tave slėptis ir slėpti savo vardą. Tai gal tavo nesėkminga meilė netokia jau ir nesėkminga, kaip tau atrodo. Tu negalėjai nepastebėti, kad aš ir mano tėvas visada, kai tik galime, stengiamės būti tavo pasirodymuose, sėdime pirmose eilėse ir būtinai būname dosniausi iš visų tavo klausytojų. Aš specialiai visur užtrunku, kad tu galėtum mus pasivyti. Tėvas dievina mane ir viską dėl manęs padarys. Bet mano dėmesys klajojančiam dainininkui, turtingiausios apylinkėje nuotakos dėmesys nežinomam žmogui jam nepatinka. Kaip ir man, todėl atėjau tau pasakyti, kad domiuosi tavo likimu. Ateik dirbti pas tėvą padėjėjų. Nors jis išdidus, aš priversiu jį kviesti tave prie mūsų stalo ir mes su tavimi dažnai matysimės netrukdomi. Padirbsi padėjėjų, parodysi tėvui savo pastangas dėl jo reikalų, tapsi vyresniuoju, tada aš slapta nuo tėvo po truputį tau duosiu pinigų, tu tapsi jo kompanjonu, na, o tada jau galėsi prašyti mano rankos. Bet reikalauju, kad tu paliktum savo bjaurius rastinukus. Mūsų dideliame mieste daug vienuolynų, gali juos ten atiduoti. Pinigų jiems išlaikyti aš tau duosiu. Dabar greičiau atsakyk, ar sutinki su mano sąlygomis. Aš daug kartų jaučiu tavo karštą žvilgsnį nukreiptą į mane. Žinau, kad esu graži ir manęs neįmanoma neįsimylėti. Nesijaudink dėl didžiulio mus skiriančio atstumo.
Jeigu aš ko panorėsiu, viską pasieksiu. Palik man spręsti visus mūsų reikalus. Žinau, kad tave turėtų labai nustebinti šis pasimatymas, suprantu tavo sumišimą ir tylą. Bet tu nebijok, nors aš savo turtais, grožiu ir esu šių vietų valdovė. Tam aš ir valdovė, kad niekinčiau visą bendrą nuomonę ir elgčiausi, kaip man patinka. Atsakyk greičiau. Tėvas kiekvieną akimirką gali grįžti iš smuklės, kuris mėgsta vakarais pasėdėti su bičiuliais. Mergina nusimetė šalį ir pasislinko arčiau prie Apolono. Jos juodukas su aromatas ir bliksinti žiedai ant rankų, juodos akės, apkūni figūra, net balsas šaižokas ir valdingas. Kaip visa tai buvo panašu į jo seserį. Jaunuolis per visą savo pašnekovės kalbą keletą kartų raudės ir balės dėl įžeisto vyriško išdidumo. Prisiminė tėvą, prisiminė, ko ir kur jis eina, atsistojo, nusilenkė nepažįstamai ir visiškai ramiai atsakė: Aš labai dėkingas tau už dėmesį mano likimui, bet tu dėl visko klydai. Aš išėjau iš namų ne dėl nelaimingos meilės, o su reikalu ir palieptas tėvo. Aš nepaliksiu vaikų, nes jie yra patys tikriausiai mano brolis ir sesuo. Jų likimas mano likimas, o nuo savo likimo nepabėgsi. Aš blogas prekiautojas, o prekiauti meilę visai nemoku. Be to, ne moteris dabar mano mintise ir širdise, bet tas Dievo kelias, apie kurį tu supratimo neturi. Aš tau mažiausiai tinku iš visų vyrų, kuriuos galėjai išsirinkti. Mergina pašoko kaip įgelta, vėl susisupo į šalį ir šnypščiančių įsiutusių šnabždesių pertraukė Apoloną. Apgailėtinas Elgeta, komediantas. Aš žiauriai tau atkeršysiu, nė grašio neuždirbsi mūsų mieste. Aš tau atkeršysiu taip, kad tu iki pat mirties atsiminsi. Jeigu nusipelniau tokios bausmės, tai vyksta Dievo valia tavo rankomis, bet mano širdyje nėra ir nebus pykčio tau. Gyvenk visada mano laiminama, kad ir kiek blogio man padarytum. Dievas gyvena tavyje, kaip ir kiekvienoje būtybėje. Anksčiau ar vėliau tu būtinai atrasi jį savyje. Merginos veide lyg šmėstelėjo nuostaba, bet ji nieko neatsakė, šaižiai nusijuokė, ko vėl priminė seserį ir dingo tamsoje. Apolonas nuėjo dar toliau į parką ir atsisėdo pačioje tamsiausioje vietoje, kur jo jau niekas negalėjo matyti. Jis savyje jautė disharmoniją. Tai buvo ne ilgesys ar graudulys, bet mintis apie tėvą, apie vienatvę be jo, liejosi iš jo širdies tarsi aimana ir skundas. Iškeliavę mintimis paskui pasakos herojus, Bronskis ir Liovuška krūptelėjo pasigirdus beldimui į duris. Jasa kalbėjo jiems: Aš jau antrą kartą kviečiu jūs, laikas į valgyklą. Nustebęs Liovuška užvertė knygą ir pažvelgęs į Bronskį pamatė jo veide nemažesnę nuostabą. Kaip keista, Liovuška, aš tik susikaupiau, o čia pasirodo reikia baigti. Kurgi dingo visa diena, nustebęs tarė Stanislavas. Matyt, aš taip lėtai verčiu, nors tik dabar pajutau, kokios nutirpusios kojos ir nugara. Draugai nuėjo prie durų ir Bronskis staiga sustojo, lyg atsimušęs į nematomą sieną. Liovuškos veidas nušvito ir jis tarė: Mūsų laiko ugninis užrašas. Štai jau visas įsižiebė. Ramybė širdyje – tai ne į žemę atsineštas savitvardos bruožas, bet iš savitvardos ir bebaimiškumo išaugusi žmogaus išmintis. Atverti savyje kokią nors savybę ar talentą – tai išlaisvinti tam tikrą meilės sritį iš aistrų. Jeigu sutiktojo žodis įžeidė tave, tai tavo savitvarda yra ne amžių išminties dalis, o tik išorinis santūrumas. Gerai išsiaiškink, kas yra išoriniai sąlyginio mandagumo požymiai ir kas yra vidinė meilės savitvarda, težinanti meilę žmogui, o ne savo pačiam. Tie, tuos, kuriuos išskirtinai perskaičiau, tai knygoje yra paryškinti žodžiai. Kai draugai nusiplovė drumzlės, įėjo į valgyklą, ji jau laukė jų ten. Švelniai pasisveikinęs jis pakvietė juos vakarienės. Linksmai papasakojo jiems apie bendruomenės gyvenimą ir reikalus, apie vis dar ramiai tebemiegančio profesoriaus sveikatą ir apie kelis naujai atvykusius žmones. Šiandien mes eisime atsisveikinti su Beata,
kurie užtant iškeliaus kartu su savo paveikslais. Jūsų veiduose liūdesys, mano draugai, ypač nuliūdote jūs, Stanislavai, bet ko liūdite? Beata išaugo ir subrendo, gyventi tarp laimės trokštančių ir ieškančių žmonių. Ji gali pasitarnauti žmonėms kelyje į išsilaisvinimą ir paguosti juos nuo jų sielvarto bei bejėgiškumo valandą. Nejaugi savo širdyje jūs terandate liūdėsi dėl asmeninio išsiskyrimo su ja ir tuos jausmus te galite pasiųsti jai kaip savo sveikinimą žengiantį naują gyvenimą? Aš suprantu, mokytojau, kad jeigu man pirmoje vietoje būtų didis kilnumas, jis priverstų mane galvoti apie ją, apie jos gyvenimą, apie jos šviesų ir naują kelią, atsakė Bronskis. Šis atvejis įrodo man, kad esu egoistiškas, kiek daug turiu asmeninių jausmų ir prisirišimų. Aš labai pamilau Beatą, dar labiau Liovušką, ir galutinai įsimylėjau, atidaviau visą savo sielą, širdį, darbą, žodžiu, visą gyvenimą atidaviau jums, mokytojau I. Gyventi toliau neturint ryšio su jumis, neinant paskui jūs, nesiekiant kiekvienu savo veiksmu šlovinti jūs, daugiau nebegaliu. Gyventi man – tai dalyvauti tame gyvenime, darbuose ir reikaluose, kuriuos jūs organizuojate ir kurie jūs supa. Gyventi – tai gauti iš jūsų nurodymus kiekvienai dienai. Man šmėstelėjo mintis, kad vieną dieną ir aš kaip Beata gausiu nurodymą iškeliauti iš bendruomenės, turėsiu išsiskirti su jumis ir į mano širdį prasiskverbė šaltis, lyg būčiau išgirdęs tolimą laidotuvių procesijos varpo dūžį. Mano vargšas draugė, iš šios aštraus skausmo akimirkos, kai vien mintis apie išsiskyrimą sukelia jums tokį sielvartą, galime spręsti, kiek dar gyvenate, bendraujate su žmonėmis ir suvokėte prabėgančios dienos gyvenimą kaip baigtinį irimo ir mirties gyvenimą, o ne visą gyvenimą, vienatinį ir amžiną, esantį kiekviename už jo išorinės formos. Jūsų vienijimosi su žmonėmis įprotis vis dar išlieka fizinio kūno ir kraujo prisirišimas, o dvasios ir šviesos vienijimasis lieka jūsų susitikimuose antrailis. Iš čia, iš bendruomenės žmonės išeina tik tada, kai jie pasiruošia naujam gyvenimui. Tai yra, kai pripranta gyventi sveikindami žmoguje tai, kas gyvena už išorinės formos. Niekas, kartą mokytoja priimtas, negali būti atstumtas be kokių nors ypatingų, netgi siaubingų priežasčių. Niekas negali būti išsiųstas į naują gyvenimą, kol yra nepasiruošęs. Kitas dalykas, kokia išorinė forma atsiveria jo pasiruošimas ar nepasiruošimas tam gyvenimui, kuriuo jį žavi mokytojas ir kurio aktyvus dalyvis jis nori būti savo svajonėse, apmąstymuose ir idealuose. Žmogaus mintis tai dar ne veiksmas, tai dar tik pasiruošimo periodas. Ir tai, kai tik mokinys subręs iki galo, tai yra, kai jo mintis ir širdis susilies veiksmuose, tada ateis jo naujo susiliejimo su mokytoju valanda ir jo jau neliūdins nei atstumas, nei išsiskyrimas, nes jie jam daugiau neegzistuos. Niekas negali mirti nei anksčiau, nei vėliau skirto laiko, tik tada, kai padarė viską, ką galėjo, šiame įsikūnyme. Taip ir mokinys gali būti mokytojo priimtas ar išsiųstas tik tada, kai yra pasiruošęs. Pertvarkyti visą savo organizmą mokiniui neįmanomas uždavinys, bet paruošti savo organizme pagrindinius kelius ir turėti galimybę atlikti uždavinius, kuriuos jam duoda mokytojas, yra ne kas kita kaip nuolatinis koncentruotas budrus dėmesys visiems reikalams ir susitikimams, tiksliau tam elgesiui su visiška savitvarda, kurią mokinys atskleidžia veikdamas. Jums ir pasitikrinti nėra reikalo. Šią akimirką jūs ir pats aiškiai matote, kaip jūsų talentas, jūsų meilė ir kūryba dar prislėgta asmeninio dienos suvokimo. Tai, ką jūs ką tik perskaitėte, kas jūs taip jaudino kaip aukščiausias pasiaukojančių žmonių jausmo heroizmo pasireiškimas, dabar užgeso jumise vien todėl, kad žemiškas prisirišimas pasirodė esąs dar tokia jėga, kad palieka širdyje žaizdas. Nesikankinkite dabar. Neverkite širdyje, aš juk matau, kaip sunkiasi iš jos kraujo lašai, nors jūsų akys ir sausos. Prisiminkite šiandien skaityto ugninio užrašo žodžius.
Jeigu sutiktojo žodis įžeidė tave, tai savitvarda tavyje bus ne amžių išmintis, o tik išorinis santūrumas. Gerai išsiaiškink, kas yra išorinio sąlyginio mandagumo požymiai ir kas yra vidinė meilės savitvarda, te žinanti meilę žmogui, o ne savo pačiam. Jau tik diena beliko jums perskaityti visą tai, ką reikia žinoti prieš iškeliaujant. Neleiskite laiko veltui, tapkite reiklesni patys savo ir nesusilpninkite dėmesio kiekvienai prabėgančiai darbo dienai. Paprasta pasaka, kurią dabar abu skaitote, kam ji jums dabar reikalinga, ką ji turi, be ko jūs tokie tolimi nuo jos laikė ir savo išorinio darbo pobūdžio negalite iškeliauti už bendruomenės vartų, net su mano apsauga. Paprastų senos pasakos žmonių išgyvenimų išmintis, tai kaip ir jūsų išmintis, teka amžina ir vienintelė visiems žmonėms vaga, paprasto tyrumo, savo ištikimybę nežinančio kompromiso vaga. Senoji išmintis, kaip ir šių dienų žmogaus išmintis, vystosi nekreivuose vingiuose, blaškymosi į visas puses, aistringų ieškojimų ir atšalimo, energingų šuolių ir depresiškų kritimų keliuose, bet tiesiuose savitvardos keliuose, kurie atsiveria ne per valią, o per išsilaisvinusią meilę, išsiliejusią į džiaugsmą gyventi. Jūs negalite įsivaizduoti laimingos dienos be manęs, o argi žmonės iš pasakos galvoja apie save, kai liko visiškai vieni svetimame krašte, supančio blogio tamsoje. Amžinas gyvenimo judėjimas yra tų aktyvių dvasinių jėgų, kurias žmonės išliejo savo dieną rezultatas. Ir jokio kito žmogaus dvasinio gyvenimo variklio nėra. Štai čia ateina žmogus, pažvelkite į jį, susimastykite, kodėl dar iš tolo jūs pradedate jausti jo ataką savo. Jūsų kvėpavimas išsilygina, pradedate jausti jo įtaką savo. Jūsų kvėpavimas išsilygina, veidai prašviesėja, kūnai atsipalaiduoja, mintis ir širdis išsilaisvina iš visokių gniaužtų. Pasigirdo beldimas į duris ir mes pamatėme nuostabų besišypsantį Franciską. Jis maloniai pasisveikinę su mumis tarė: tikriausiai atėjau per anksti, broli I, bet aš taip skubėjau, kad Beata apie mane blogai nepagalvotų ir neišsiveštų įspūdžio, jog aš paskutinę akimirką nebuvau riteriškai mandagus. Prisimenu, kaip seniai kartą Ali man pasakė, galima būti užsiėmusiam labai svarbiais reikalais, bet jeigu išlydi žmogui naują gyvenimą, atsižvelgiant į jo laiką, reikia taip suderinti savo reikalus, kad vėlavimu nesuteiktum nė lašelio jaudulio. Kartais aš būnu išsiblaškęs, bet išlydėdama žmonės iš bendruomenės visada prisimenu Ali žodžius. Atleisk, jeigu atėjau per anksti ir sutrukdžiau jūsų pokalbį. Neturiu ką tau atsakyti, broli Franciskai, tu matai šių neofitų veidus, matai jų džiugesi, kurį pats dabar juose sužadinai. Bet eikime. Tu mane dabar gerai pamokiai. Džiaugiuosi, kad pas Beatą ateisime anksčiau ir palengvinsime jai naujo gyvenimo pradžią. Tylėdami išėjome ir taip tylėdami priėjome kalvą, ant kurio šiuo metu gyveno Beata. Mes čia radome jaudinamą sceną. Beata buvo ne viena. Greta jos tarp sudėtų daiktų ant mažos žiemos kėdutės sėdėjo Aninovas. Ir jo aukšta liesa figūra su asketišku veidu atrodė ypač gremėzdiškai tarp kelioninių skrynių, mažų puošnių dailininkės krepšių ir krepšelių. Muziko veidas buvo toks liūdnas, kad jis amžinai, tarsi jis amžiams būtų skyrėsi su artimiausiu draugu. Mes išgirdome paskutinę jo pokalbio su Beata frazę. Jaučiu, kad tai mūsų paskutinis pasimatymas, daugiau nebepamatysiu jūsų ir niekas nepaguos manęs nevilties priepuolių metu, kai aš nepajėgsiu prisišaukti į gailestingumą. Štai ir užtikau jūs apimtami noro, mano mielas draugė. Nusišypsojęs tarė I. Kaip manote, ar jūsų meilė Beatai dabar pasėjo daug šviesaus žvalumo sėklų jos naują kelią? Jeigu aš būčiau jos vietoje ir mane taip išlydėtų brangus draugai, tikriausiai man sparnai nulinktų iš bejėgiškumo ir liūdnas būtų tokio naujo bebaimio kelio kario vaizdas. Beata, Franciskas atsivedė mus čia truputį anksčiau paskirto laiko
Ir aš suprantu, kad jo meilė jautė, kad mums čia reikėtų traukti jūs iš liūdėsio tinklų, kuriais mūsų didis muzikas nukabinėjo visą namą. Duokite man savo rankas, mano brangi draugė, mano naujoji padėjėja ir bendradarbė kovoje už žmonių laimę ir ramybę. Eikite drąsiai pirmin. Mano širdies plakimas jums nenutils niekur. Pradėkite kiekvieną auštančią dieną amžinai atmindama, kad ši diena akimirka, viena trumputė jūsų amžino darbo akimirka. Ir kad dabar jau nėra vien tik jūsų darbo, bet yra mano ir jūsų ir Francisko darbas. Kad ir kur jūs nukeliautumėte, kad ir ką veiktumėte, net jei tai visiškai skirsis nuo jūsų įprastinės kūrybos ir talento, svarbu ne tai, ką jūs darote ir kur tai darote, bet kaip darote visą tai, ką atneša jums diena. Jums svarbu atsiminti, kad daugiau jau nebeturi būti nei vienos depresijos akimirkos, kai jūs einate ne pati būdama atsakinga ir rizikuodama, bet kiekvieną dieną einate kaip ramybės ir šviesos žmonėms pasiuntinys, kurį jiems pasiuntė bendruomenė. Jūsų darbas ne atgaila ir nepaklusnumas, nes tai daugiau jau ne jūsų asmeninis darbas, tai jau susiliejimas per darbą ir džiaugsmą su manimi bei su Francisku. Savo rankoje jausite visada jo arba mano padedančią ranką. Būkite palaiminta, nepasiduokite depresijos ar sielvarto vibracijoms. Būkite tvirta, atsiminkite mums ir visos drumzlės, kurias žmonės pils ant jūsų, išsisklaidys aplink jūs. Atsiminkite mus ir visos drumzlės, kurias žmonės pils ant jūsų, išsisklaidys aplink jūs. Ji paspaudė dailininkei rankas, švelniai pabučiavo ją į kaktą ir perdavė jos virpančią ranką Franciskui. Kad ir kaip stengėsi Beata sulaikyti susijaudinimą, stambios ašaros tekėjo jos veidu ir buvo matyti, kad jokios pastangos nebesustabdys tekančio jų srauto. Vargšas mano kūdikis, švelniai pasakė Franciskas, karele šluostydamas Beatos ašaras ir priglaudė ją prie savęs. Kaip sunku gimti naujam žmogui, kaip sunku išlaisvinti savo širdį iš įpročio prietarų, matyti fizinį kūną, mylėti fizinį kūną, būti laimingam laike ir erdvėje. Auk, mano draugė, auk lengviau, patikėk manimi, praeis ne tiek daug dienų ir tu įsitikinsi, kad aš visada greta tavęs, kai tik tu savo meilę šauksi mane pas save ir su meile kreipsiesi į mane. Nėra ribų tokiai vienoviai, bet reikia tvirtai ir nekintamai žinoti vieną. Jeigu šiandien gyvenai kompromisiškai, tai tik todėl, kad tu taip gyvenai. Mano atsakymo nebus. Gyvenimo meilė gali atliepti tik į visą ištikimybę gale pasiųstą šaukimą. O ištikimybė mokytojui tai diena, kuri nugyventa be baimės ir abejonių, su visišku tikėjimu, o ne su jo dalele. Pasimk šią skarelę, tu rasi ant jos mano portretą, kurį aš tau duodu prisiminimui, bet dauginti kitiems tu jos negali, nes ji duota asmeniškai tau vienai. Į kambarį įėjo Kastanda ir pasakė, kad palydovai siūlo nelaukti aušros, nes naktis šviesi ir vėsesnė už kitas. Buvo matyti, kad Beata nenori iškeliauti nė kiek anksčiau numatyto laiko, kad jai brangi kiekviena minutė, bet pažvelgusi į veidą, ji nusišluostė ašaras ir tyliai tarė: aš pasiruošusi, kaip pasakys mokytojas. Keliaukite, draugė, jūs pasiruošusi naujam gyvenimui. Pradėkite jį nedelsdama, atsakė jai labai švelniai Bronskis droviai su vaikišku gerumu ir švelnumu meiliai bučiavo dailininkei rankas ir paskubomis šnibždėjo: dėkoju jums už viską, tenoriu vieną - pasiruošti veiklai žmonėse ir išvykdamas išsinešti tokius linkėjimus, kokius išsinešate jūs. Priejusiam atsisveikinti liovuškai Beata tarė: mane žavėjo jūsų jaunystė, tas stebuklas, kuris įvyko čia su jūsų išvaizda, privertė mane susimastyti apie jūsų viduje turėjusį įvykti stebuklą. Amžinai liksiu dėkinga jums už tą paveikslą, kurį dabar išsivežu. Pasistengsiu būti verta portreto, kurį jūs pažadėjote man sukurti viename iš savo romanų. Tikiu ir turiu vilties, kad mes kada nors susitiksime.
Niekas negirdėjo, ką ji ir Franciskas kalbėjo dailininkai, kai ji ruošėsi sėsti ant jau atsiklaupusio kupranugario, bet jos veidas, mėnulio ir fakelų šviesos nušviestas, buvo toks nepaprastai laimingas, kad Bronskis ir Liovuška viską pamiršo, kad paskutinį kartą reikia ko nors palinkėti Beatai, kad jie išlydys žmogų kažkur toli, kad jie stovi tarp kitų žmonių. Apie ką svajoju, Liovuška, juk kupranugaris jau toli, išgirdau į balsą. Aš pamiršau apie kupranugarius, aš mačiau stebuklą, žmogų, kuriame staiga akimirką atsivėrė Dievas. Matyti aukščiausią jūsų, Francisko, Ali tobulumą aš jau pripratau, bet išvysti Dievą žmoguje, Beatoje, man buvo tikras sukrėtimas. Eikite abu miegoti, po poros valandų Jasa jūs pažadins ir vėl judu eisite į Ali kambarį skaityti. Tegul miegas jūs sustiprina, nes mažai laiko teliko. Į apkabinės kiekvieną iš mūsų, mudu su Bronskiu atsisveikinome su Francisku ir išsiskirstėme į savo kambarius iki greito pasimatymo.